7bet lažybos. 7bet. 7bet lažybos. 7bet. 7bet lažybos. 7bet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Tai pergalė, bet akivaizdu, kad akcentas šiandien ant Mindaugo. Kokios emocijos suteikus tą pergalę ir kokie galbūt, nežinau, didžiausi prisiminimai paliks Mindaugas jums? O, tai va, kaip ir spaudoje viso mirgėjo tas Mindaugo pozityvumas. Visą laiką jis toks būdavo gerėtis, visą laiką mandagus, labai gerai išauklėtas ir labai fainas žmogus intelektualus. Man labai buvo didelė garbė ir smagu susipažinti su juo. Čia prieš 3 metus, kaip pats atstovavau Lietuvos rinktinę pirmą kartą. Ir aišku, akcentas buvo ant jo, džiugu, kad nesugadinau iš to šventės, plačią antrą pusę tikrai nežaidėm gerai ir tikrai bus ką žiūrėti, bus ką taisyti, gal tokios rungtynės iš krepšinio pusės net dar geriau, kad matytų treneriai, ant ko reikia dirbti, bet sakau, pagrindinis akcentas ant Mindaugo ir džiugiuosi, kad išlydėjom jį gerai. Galėt atskleisti, kada patys sužinojot apie jo tą pasitraukimą ir kaip jis pranešė komandai? Realiai tai tik treniruotės metu, turbūt vakar ar kada ir sužinojom, viskas irgi buvo šviežia, netikėta, aš toks pats irgi žiau numindė dar turi tos marvės. Aš tikrai dar net nebijau, kad jisai šitą čempionatą dar bandys žaisti, bet vėlgi, jo sprendimas, svarbu, kad širdį jisai būtų ramus dėl jo ir tikrai išeit gali užtarnautą poilsį. Paminėjai tą čempionatą Vokietijoje, Europos, turbūt ten daugiausiai ir teko su juo susidurti. Yra kažkoks įstrigęs toks vienas momentas su Mindaugu? Sunku gal kažkokį vieną labai skirti, sako, aš norėčiau tą paminėti tokį bendrumą, kur jisai visą laiką tą tokį išlaiko gerą dvasią, visą laiką, sakau, labai yra toks mandagus, padės, pasakys patarimą ir visą laiką toksai bus sušypsnas. Tai aš nenorėčiau kažko išskirti vieno, tokį norėčiau tą visą visumą, kurią jisai apjungia, būdamas rinktinėje. Aišku, dar nebaigė klubinio karjerą, bet rinktinėje nebebus. Akivaizdu, kad artėja ir ta klubinė karjera. Kokį palinkėjimą turėtų Mindaugui? Gal kaip vasaras dabar praleisti? Nu jo, vasarą tikrai galės biški laisviau, pažiūrėti ramiai kaip žiūrovas, kaip ir jo broli šeima iš parketinių kėdžių. O šiaip palinkėčiau turbūt ne nuo krepšinio, nes manau, jis tikrai yra gero supratimo krepšinio žaidėjas ir būdamas kažkokiai krepšinio aplinkoje, jisai tikrai galėtų duoti naudos kažkokiam tai klubiniam krepšinio ir tai pačiai rinktiniai. 7bet lažybos. 7bet. 7bet lažybos. 7bet. 7bet lažybos. 7bet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.